Taigi, merginos, pasakykit, ko jūs čia atėjot? Kad galėtume pagaliau tilpti į mūsų drabužius, į kuriuos jau netelpam. Nu ir mes norim nuvažiuoti, atšvęsti mano gimtadienį. Bet jau, kad gražiai. Ir kur vyksit? Į Gruziją. Tikrai? Taip. Koks gyvenimo turbūt pats didžiausias jūsų iššūkis pastumėjo į šitą projektą ateiti, kad jūs jau sakytumėt viskas gana ir aš noriu keistis? Na, tiesiog, nemylim savo kūno dabar. Jo, kaip sakant, negaliu išeiti į normalią su maudymuko. Man, ribaliukai maišai ir negaliu niekaip savo ir suknelis užsidėti. Aš bandžiau sportuoti, bet parėjau keliai ir tikrai labai sunku. Kiek tai truko, kol jūs mėginote save priversti pakeisti gyvenimo būdą? Porą mėnesių. Koks tavo tas 2 mėnesių fizinio krūvio buvo pats laiptelis? Ar tu iškart pradėjai intensyviai treniruotis kasdieną, ar tu pradėjai po truputį mažais žingsneliais? Iškart. Iš karto, dideliais krūviais. Kasdieną treniravaisi? Bandžiau kasdieną, bet irgi vieną dieną intensyviai. O tavo sporto iššūkiai kokie buvo? Tokie labai minimalus iš tikrųjų. Jūsų tikriausiai nieks nepamokino, kad norint pradėti treniruotis, po truputį reikia krūvį didinti. Po truputį nuo mažo pereiti po truputį prie didelio. Negalima iš karto imti, kaip sakant, jaučių žagų ir šokti tolyn. Reikia mažai žingsnelis, vienas po kito. Kiekvieną dieną turėsit šiokį tokį fizinį krūvį, ar tai bus lengvas pasivaikščiomas, ar tai bus treniruotė pas mane, ar tai bus treniruotė namų sąlygomis. Jūs atlikinėsite pirmiausia daug stiprinančių pratimų jūsų raumenis, kurie yra silpnesni, kurioje vietoje stipresni, mes jų jau tiek daug netreniruosime ir keliausim prie finišo. O koks finišas bus? Kilogramai. Vasara, mieloji. O jau vasara reiškia ir kilogramai, ir apimtys, ir gražus kūnas, ir įdegęs, viskas eis į vasarą. O kas svarbiausia, jūsų rezultatas siekti ir kaip mes jį fiksuosime, tai aš labai glaustai ir trumpai paaiškinsiu. Mes žiūrėsim į duomenis, kokius jūs atėjot, kokius dabar jūs turit, kokioje esat fiziniai būsenoj. Mes užfiksuosim, aišku, aš matuosim jūsų apimtis, pasversim, pažiūrėsim fizinius rodiklius, kad jūs pagerintumėte. Tai iš tikrųjų rezultatus matuosim kas savaitę ir pažiūrėsim, kaip mes greitai sugebėsim pasiruošti pačiam pagrindiniam mūsų sezonui vasarai. Gerai? Gerai. Tai pradedam. Jeigu jau nusprendėte treniruotis, nereikia iškart pult bėgioti. Ėjimas kur kas realiai daugiau raumenų jums į darbą negu pats bėgimas. Tai bus per didelis stresas. Stresas organizmui turi būti labai optimalus. Su stresu negalima žaisti, negalima kūno išgąsdinti pačiom pirmom treniruočių dienomis. Taigi, imkim 10 dienų. 10 dienų reiškia, mes pirmą dieną 15 minučių aktyvus pasivaikščiojimo plus mankštos pratimai, kurie užtruks 5-10 minučių nedaugiau. Toliau antrą dieną jungiam daugiau pasivaikščiojimo, tarkim po 1-2 minutės daugiau, kad po 10 dieną mes jau turėtumėm kone pusę valandos aktyvaus pasivaikščiojimo lauke. Pagidautina, kad tai būtų daugiau gamtos. Pats pagrindinis dalykas, ko reikia, tai jūs iš treniruotis išeidama arba iš tos pačios mankštos jaustumėtės kur kas žvaliau, negu atėjote į mankštą. Jeigu aš atėjau nukabinęs veidą tokiu, aš turėjau išeiti su šypsena. Su šypsena ir dar, ko norėt dar pajudėti. Jeigu po treniruotės jūs nebenorit judėti, reiškia jums per daug.